Labas vakaras, LRT televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Kauno, kur netrukus prasidės, kas žino, galbūt svarbiausios šio sezono reguliariojo sezono rungtynės. Susitinka nugalėtojo titulą ginantis Kauno Žalgiris, kuris šiuo metu kol kas yra 3 pozicijoje, ir 1 vietą reguliariajame sezone jau užsitikrinęs Vilniaus Lietuvos Rytas. Rytui šios rungtynės tarsi ir nieko nebelėmė, žalgiriečiai šiose rungtynėse spręs savo likimą. Žalgiris dar gali užimti reguliariajame sezone ir 2 poziciją, gali likti toje pačioje 3-ojoje, tačiau pralaimėjimo atveju, nepriklausomai nuo to, kaip sužais kitos komandos, o labiausiai ko gero žvilgsniai krypsta į rungtynės Klaipėdoje, kur žaidžia Neptūnas ir Prienų Tonybet. Taigi nepriklausomai nuo kitų rungtynių, pralaimėjimo atveju Žalgiris lieka 4 ir pirmą kartą per pastaruosius 15 metų LKL čempionate šių 2 komandų finale mes tikrai nepamatysime. Geriausiu atveju mes šias komandas galėsime pamatyti pusfinalyje. Taip jau susiklostė, kad šiame sezone šios komandos žaidė vos 1 kartą ir tikrai kauniečiai tų rungtynių atsiminti nenori. Pirmojo rato rungtynės Vilniuje 90-58 triuškinanti Vilniaus Lietuvos Ryto pergalė 32 taškų skirtumu. Tačiau, kaip ko gero pasakytų Kauno Žalgirio sirgaliai, tai buvo seniai. Matote Žalgirio komandos sudėtį, grįžo į komandą Vytenis Čižauskas. Buvo tokių kalbų, kad galbūt nespės dar atsigauti ir padėti savo komandai Martynas Pocius, Šarūnas Jasikevičius. Jie visi yra čia, kas aikštėje, kas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ta patį galiu pasakyti ir apie Vilniaus Lietuvos Ryto komandą. Taigi komandos tarsi ir stipriausių sudėčių ir startiniai penketai. Žalgiris rungtynes pradeda tokios sudėties. 10 numeris Vytenis Lipkevičius, 13 komandos kapitonas Paulius Jankūnas, 15 Robertas Jevtokas, 21 Artūras Milaknis, 55 Džesinas Dentmanas, komandos vyriausiasis treneris Gintaras Krapikas. Vilniaus Lietuvos Rytas, 13 numeris Martynas Gečevičius, 14 Gediminas Orelikas, 20 Omaras Kukas, 21 Antanas Kavaliauskas, 25 Darius Songaila, komandos vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis. Šių rungtynių arbitrai Tomas Jasevičius, Antanas Ramanauskas, Gytis Vilius, rungtynių komisaras Juozas Storpirštis ir ginčas. Ginčio kamuolį laimi kauniečiai ir pirmoji šių rungtynių ataka. Dentmanas su kamuoliu atiduoda jį Jankūnui. Žalgirį be jokios abejonės slėgia didžiulę įtampą, kaip jau minėjau. Pralaimėjimo atveju kauniečiai lieka 4 vietoje. Rytas jau tikrai bus 1, tiesa savo varžovo dar nežino. Ryto varžovus mes sužinosime po to, kai pasibaigs rungtynės Kėdainiuose, kur žaidžia Vietos Nevėžis ir Pasvalio Pieno Žvaigždės. Nevėžis, jeigu iškovoja pergalę, kyla į 8 vietą ir žais su Vilniaus Lietuvos Rytu ketvirtfinalyje. Nevėžio pralaimėjimo atveju 8 vietoje lieka Panevėžio Lietkabelis. Ir tada būtent panevėžiečiai bus Vilniečio varžovais ketvirtfinalyje. Netaiklus Songailos metimas. Lipkevičius su kamuoliu, prieš Gecevičius. Sudvigubino dabar gynybą prieš kaunietį Vilniečiai ir kamuolys atsiduria už aikštės ribų. Dar kartą štai šis epizodas. Man net pasirodė, kad buvo užmynęs ant galinės linijos Lipkevičius. Tačiau arbitrai kamuolį atiduoda kauniečiams. Jevtokas. Milaknis. Milaknio metimas iš toli. Taiklus. Ir pirmieji taškai. Tiesa 2. Užmynę. Tritaškio linija Artūras Milaknis. 2-0 priekyje Kauno Žalgiris. Omaras Kukas. Songaila. Prieš jį Jankūnas. Kukas atmeta kamuolį atgal. Orelikas. Gana sėkmingai pastaruoju metu rungtyniauja Orelikas. Ir Songailos 2 taškai. Vilniečių atsakas, rezultatas lygus 2-2. O sužaista jau 1,5 minutės. Dentmanas. Lipkevičius. Perdavimas arčiau krepšio. Jevtokui. Jevtokas. Prieš Kavaliauską. Netaiklus Jevtoko metimas ir kamuolys įkrenta į rankas Omarui Kukui, kuris jau varžovo aikštės pusėje. Nesiryžo dabar prie jo prieiti Robertas Jevtokas ir šią progą Omaras Kukas nepasinaudojo. Metimas netaiklus. Žalgirio stiprioji pusė šiame LKL čempionate, be jokios abejonės kova dėl atšokusių kamuolių.
Tiek pagal kovotus kamuolius gynyboje, tiek puolime žalgiriečiai yra priekyje, o Vilniaus komanda tai atvirkščiai. Achilo kulnas. Vilniečiai pagal šios rodiklius yra 8 pozicijoje, kai tuo tarpu pagal daugelį kitų rodiklių jie arba pirmauja lygoje, arba yra vieni iš lyderių. Ir prieš šimtas buvo kalbama, kad daug ką lems, kaip išnaudos savo stipriasias pusės apie komandos. Vytenio Lipkevičiaus taškai ir 4-2 priekyje Žalgiris. Asmeniškai ginasi kauniečiai. 10 numeris Vytenis Lipkevičius pasižymėjo. Vytenio Lipkevičiui pražanga. Po kartą yra prasižengusios abi komandos. Kukas. Šį kartą jau kur kas atidžiau jį prižiūri žalgiriečiai, nes šalia buvo Lipkevičius, tačiau Vilniečiai praranda kamuolį Milaknis. Jevtokas vėl prieš Kavaliauską. Dar vienas Jevtoko bandymas. Šį kartą sėkmingas. 6-2 priekyje Žalgiris. Ir laikas nuo laiko mes bandysime pasidomėti, kaip vyksta kitos šios dienos rungtynės. Visos jos 4 rungtynės prasidėjo vienu metu. Klaipėdoje Neptūnas, Prienų Tonybet. Šiauliuose vietos klubas žaidžia su Juventusu. Šios rungtynės praktiškai neturi jokios įtakos turnyro lenteliai. Čia Kaune Žalgiris Lietuvos Rytas ir Kėdainiuose Nevėžis prieš Pieno žvaigždės. Pasvaliečiams rungtynės neturi reikšmės, jie jau žino, jog liks 5. O štai Nevėžiui tai yra, sakykime taip, gyvybės arba mirties klausimas. Desnas Dentonas prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas netaiklus. Lyderis Žalgirio komandoje pagal pelnytus taškus, 13 taškų per rungtynes ir pagal rezultatyvius perdavimus, 4 rezultatyvus perdavimai. Na, jo oponentas pagal šiuos rodiklius stovi kur kas aukščiau. Aš kalbu apie Omarą Kuką. 6,5 rezultatyvaus perdavimo, tai geriausias rezultatas lygoje. Vilniečių komandos žaidėjas Kavaliauskas. Songaila. Prieš jį Jankūnas. Pasirengęs į pagalbą ateiti Jevtokas, to neprireikė. Kamuolį atkovoja Lipkevičius, o pražanga Kavaliauskui. Antanas Kavaliauskas, 7-osios jo rungtynės LKL čempionate iš Bilbao klubo, kaip žinote, perėjo į Lietuvos Rytą. Stepanas Babrauskas keičia Gediminą Aureliką. O rezultatas 7-2. Priekyje Žalgiris. 6 minutės ir 27 sekundės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Čia Kaune, kaip jau minėjau, galbūt svarbiausiose reguliariojo sezono rungtynėse. Žalgiriečiai nuo pat pirmojo sezono, nuo 1993 metų, arba žaisdavo finale ir arba tapdavo nugalėtojais, arba pralaimėdavo tik finale. 15 čempionų titulų ir 5 kartus Žalgiris buvo priverstas pripažinti būtent Lietuvos Ryto pranašumą. Ir paskutinį kartą ne šios dvi komandos LKL čempionate žaidė finale, tiksliau žaidė 1999 metais. Tiksliau 98 Žalgiris Atletas. Vilniečiai jau yra prasidengę 4 kartus. 4 pražangą, 1 asmeninį ir 4 komandinę užsidirbo Songaila. Jevtokas. Dabar jau prieš Songailą. Gražus Jevtoko perdavimas Jankūnui. Ir kauniečių komandos kapitonas naudojasi tą galimybę. 9-2. Kukas. Brauskas atmeta atgal Songailai. Kukas, Gecevičius, pro galinę liniją, atmeta atgal Songailai. Brauskas meta į krepšį likus 5 sekundėm iki atakos pabaigos. Metimas netaiklus. Tritaškio metimai šiaip jau LKL čempionate viena stiprioji Ryto pusių, o dabar Desnas Dentonas smeigia tolimą metimą ir 12-2. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda prašo minutės pertraukėlės. Vilniečiai atsilieka 2-12. O štai čia ir mūsų mergaitės.
į Kauno Žalgirio areną. Čia 12-2 priekyje Žalgiris. Na, kalbant apie šias rungtynes, neapsimetinėsiu naiviu ir nesakysiu, jog aš, kaip ir jūs, daugelis jūsų negirdėjote tų visų kalbų apie tai, kad Rytui galbūt nėra motyvacijos laimėti šias rungtynes, kad Vilniečiams galbūt netgi parankiau pralaimėti šias rungtynes. Kalba be jokios abejonės eina apie tai, kad šios dvi komandos gali susitikti pusfinalyje. Atsimenate, pernai praktiškai tokia pati situacija buvo. Tada tiesa, Žalgirio vietoje, dabartinio Žalgirio vietoje buvo Lietuvos Rytas, kuris irgi galėjo atsidurti 4 pozicijoje. Tada irgi buvo daug kalbama, daug kalbų, žalgiriečiai pralaimėjo tada Lietuvos Rytui paskutinėsias rungtynes ir faktiškai pakėlė Vilniaus komandą iš 4 pozicijos. Tačiau akivaizdžių įrodymų, tikslių įrodymų nei tada niekas nepateikė. Manau, kad jeigu ir dabar, šiandien pergalę iškovojo Žalgiris, situacija bus tokia pati. Taigi, kalbėti galime daug, tačiau situacija bus tokia, kokia bus. (12-2), nenori dabar sutikti Omaras Kukas su teisėjų sprendimu, tačiau jam fiksuojama pražanga, pirmoji asmeninė ir 5 komandinė. Tai reiškia, kad žalgiriečiai stoja prie baudos metimo linijos. Robertas Jevtokas sėdasi pailsėt. Vietojo Artūras Gudaitis, jaunas 20 metų Žalgirio vidurio puolėjas, o prie baudų metimo linijos Džestinas Dentmanas pelnęs jau šiandien 4 taškus, tiesa, vieną iš 2 baudų prametęs. Dabar taiklus baudos metimas. Dar kalbant apie kauniečius, Vytenis Lipkevičius taškų pelnė vos 2, tačiau jau spėjo atkovoti 5 kamuolius, o iš viso Žalgiris atkovojo 6. Iš tų 6 5 atkovojo Lipkevičius. Šį kartą taiklus abu Dentmano metimai. Ir 14-2, jau 12 taškų persvara priekyje žalgiriečiai. Babrauskas. Gudrai dabar žaidžia Dentmanas, atsitraukė, slystelėjo Babrauskas, tačiau kamuolio perimti Žalgiriui nepavyko. Babrauskas bando atkeršyti ir daro tai tolimų taiklių metimų. Pirmasis taiklus tolimas Vilniečių metimas, tiesa, metė jie vos 2 kartus. Žalgiris iš toli atakavo 3 kartus, pataikė 1 kartą, tai padarė Dentmanas. 14-5 ir 4 minutės lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Jankūnas, Milaknis, prieš jį Gecevičius. Dentmanas prieš Kuką. Dentmano driblingas, sudėtingas metimas, kamuolys įsisuko iš krepšio. Ir pražanga dabar Vyteniui Lipkevičiui. Antroji asmeninė ir tuo pačiu antroji komandinė pražanga. Na, o dabar čia Kaune reklaminė minutės pertraukėlė, Žalgiriui pirmaujant 14-5. Žodis buvo skirtas Žalgirio garbės klubo Vilniečių. Baigėsi reklaminė minutės pertraukėlė, grįžtame į Kauno Žalgirio areną ir pirmieji rezultatai iš kitų arenų. Neptūnas, Tonybet 11-16. Jeigu, sakykime taip, rungtynės dabar jau pasibaigtų ir ten, Klaipėdoje ir čia Kaune, taigi laimėtų Žalgiris ir Tonybet. Pirmas būtų Rytas, antras Žalgiris, trečias Tonybet, ketvirtas Neptūnas. Kitose rungtynėse Nevėžis pirmauja prieš Pasvalio Pieno Žvaigždės 18-17, Šiauliai prieš Juventusą 22-20. O čia prie baudų metimo linijos vienas iš Vilniaus komandos lyderių, Juanas Palasijas. Pataiko vieną iš 2 ir klaidos. Vilniaus komanda jau yra padariusi šiose rungtynėse 4 klaidas. Kauniečiai nesuklydo dar nei karto pagal neoficialią statistiką. 14-6. Jankūnas sugebėjo įveikti Jelovacą, tačiau nei jam, nei po to bandžiusiam Artūrui Gudaičiui taškų pelnyti nepavyksta. Čia jau pasirodė ir Zabianas Daudelas. Jo metimas netaiklus. Palasijas atkovoja kamuolį ir pelno 2 taškus su pražanga. Atrodo, Artūrui Gudaičiui bus užfiksuota pražanga. Pasižymė 5 numeris Artūras Gudaitis.
Pirmoji asmeninė. Juanas Palasijas, lyderis Ryto komandoje pagal pelnomus taškus, 14,5 taško per rungtynes, 4 pozicija visoje lygoje ir pagal atkovotus kamuolius, 7,5 atkovoto kamuolio, 6 pozicija visoje lygoje. Per tas rungtynes, kai Vilniečiai savo aikštėje 32 taškų skirtumų įveikė Žalgirį, Vilniečių gretose Stepanas Babrauskas ir Renaldas Seibutis pelnė po 17 taškų, Stefanas Jolovacas 16 taškų ir atkovojo 8 kamuolius. Seibutis taip pat atkovojo 7 kamuolius. Songaila tada surinko 14 taškų. Juanas Palasijas 11 atkovotų kamuolių ir 9 taškai. Ir Renaldas Seibutis pasirodo aikštėje. Seibutis, Daudelas, Babrauskas, Jolovacas ir Palasijas. Prieš Milaknį, Jankūną, Gudaitį, Dentmoną ir taip pat aikštėje Tomas Dimša. Dvi su pusę minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ir daugelis iš jūsų galbūt įstudijavę esat tas situacijas, kas būtų, jeigu laimėtų viena ar kita komanda. Aš kalbu apie pirmiausia rungtynes čia Kaune ir Klaipėdoje. Tiems, kurie galbūt tingėjote skaičiuoti arba negirdėjote tų skaičių, labai trumpai. Jei šiandien laimi Žalgiris ir Neptūnas, Rytas 1, Neptūnas 2, Žalgiris 3, Prienai 4. Jei laimi Žalgiris ir Tonibet, jau sakiau. Žalgiris 2, Prienų krepšininkai 3, 4 lieka Neptūnas. Jei laimi Rytas ir Neptūnas, 2 Neptūnas, 3 Prienų krepšininkai, Žalgiris 4. Jeigu laimi Rytas ir Tonibet, vėlgi Tonibet komanda 2, Neptūnas 3, Žalgiris 4. Kaip ir sakiau, Žalgiris pralaimėti šiandien negali, jeigu nenori likti 4 pozicijoje. 17:9 ir pusantros minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Atkovoti kamuoliai priekyje. Čia yra nežymiai žalgiriečių 8-6. Artūras Gudaitis. Pirmieji jaunojo vidurio puolėjo taškai ir vėl dviženklis skirtumas. Dviženklis Žalgirio pranašumas. 19:9. Netrukus prasidės paskutinioji pirmojo kėlinio minutė. Daudelas bandė žaisti su Palasijum. Taip, Palasijus meta iš vidutinio nuotolio ir pataiko. Legionierius iš Kolumbijos. 19:11. Ir 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Dentmanas. Dar ko gero pamatysime atakas į abi pusės. Dentmanas dvigubina prieš šį dabar gynybą Vilniečiai. Milaknis. Sudėtingas perdavimas Gudaičiui ir jaunasis vidurio kamuolį negauna. Daudelas neįkrinta. Vilniečių nusivylimui kamuolys į krepšį. Tačiau baudos metimais galės Daudelas tuos 2 taškus pelnyti. Ir dar viena reklaminė minutės pertraukėlė. 30 sekundžių. 19:11 priekė Žalgiris. Žalgirio žaidėjams. Visi Žalgirio komandos gerbėjai iš tikrųjų 30 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Labai sėkmingai į žaidimą įsijungia Lietuvos Ryto komandoje Juanas Palasijas. Per trumpą laiką jis jau surinko 6 taškus ir yra rezultatyviausias savo komandoje. Kauniečių gretose 6 taškus pelnęs yra Dentmanas, 5 Jankūnas. Daudelas turi galimybę pelnyti pirmosius savo taškus šios dienos rungtynėse amerikietis. 29 metų, 1,91 cm ūgio gynėjas. Per pirmasias rungtynės Vilniuje jis prie savo komandos pergalės prisidėjo 6 taškais. Abu baudos metimus pataiko Daudelas. 19:13. Dimša. Jankūnas ir pražanga Eimantui Bendžiui pasirodžiusiame aikštėje. Atsimenate tas pernykštės rungtynes, kur irgi buvo kūriamos sąmokslo teorijos. Būtent Eimantas Bendžius. Tolimais metimais. Dabar tiksliai nepasakysiu, 5 ar 6 tolimais metimais išplėšė pergalę savo komandai. Ir palaidojo Žalgirį tose rungtynėse.
ir ištraukė savo komandą iš 4-osios pozicijos. Keitimas Žalgirio komandoje. 21-13. Keičia Vytenis Čižauskas. Vytenis Čižauskas grįžo į komandą įsigydęs traumą. 21-13 ir 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Daudelas prieš Dimšą. Daudelas atmeta, bandė atmesti kamuolį Palacijui, tačiau Dimša perėmė kamuolį, greitas atsakas, Pocius perdada Jankūnui, 2 taškai. Ir 23-13. Aidis Sirena skelbinti apie pirmojo kėlinio pabaigai, taigi po pirmojo kėlinio 23-13. Čia Kaune pirmauja Žalgiris, tuo tarpu Klaipėdoje jau prasidėjo antrasis kėlinys, ten 22-17 pirmauja Prienų krepšininkai. LRT televizija vėl jūs kviečia į Kauno Žalgirio areną. Čia prasideda antrasis rungtynių kėlinys. Žalgiris Lietuvos Rytas 23-13 po pirmojo kėlinio. Vilniečiai su kamuoliu Bendžius, Daudelas, Seibutis, Palacijas, Bobrauskas. Toks Vilniečių penketas. Nepavyksta dabar pelnyti Seibučiui taškų. Jau prasižengia Martynui Pociui pražanga. Ir Renaldas Seibutis prie baudų metimo linijos. Kol kas dar nepelnęs taškų, kaip jau minėjau, per pirmasias rungtynes Vilniuje. Jo sąskaitoje buvo 17 taškų, 7 atkovoti kamuoliai. Taiklus pirmasis baudos metimas. Neptūnas artėja prie Tonibet komandos, žaisdamas namie 22-24, ten antrasis kėlinys. Nevėžis pirmauja prieš Pieno žvaigždės 25-22. Lietuvos Rytas yra garantuotas dėl savo vietos, pirmoji vieta, taip pat garantuoti dėl savo vietos yra Pasvalio krepšininkai, jie liks 5, Šiaulių komanda bus tikrai 6, Utenos krepšininkai tikrai bus 7. Kitų komandų vietas sužinosime pasibaigus šiandien vykstačioms rungtynėms. Klysta Žalgiris, labai sudėtingas metimas, pražangos nėra. Daudelas buvo įsitikinęs, kad arbitrai fiksuos pražangą. Keista Aistros. Stepano Bobrauskui nesportinė pražanga fiksuoja šį rungtynių arbitrai. Martynas Pocius prie baudų metimo linijos. Netaiklus. Pirmasis baudos metimas. Pocius kol kas taškų dar nepelnė šios dienos rungtynėse. Tiesą sakant, ir krepšį meta tik pirmą kartą, būtent dabar nuo baudų metimo linijos. Antrasis metimas taiklus ir žalgiriečiai vėl su kamuoliu. Jasikevičius, Javtokas, Čižauskas, Pocius ir Jankūnas. Tai Kauno komandos penketas esantis šiuo metu aikštėje. Čižauskas, klysta Čižauskas, Bobrauskas ir pražanga. Pražanga Čižauskui. Antroji komandinė Kauno komandos pražanga. Vilniečiai yra prasižengę vieną kartą. Pamažu atmosfera kaista čia Žalgirio arenoje. Palacijas, Daudelas. Jos dabar sergsti Čižauskas su Javtoku. Daudelo metimas taiklus. 24-17. Sužaista 1 minutė ir kelios sekundės antrajame kėlinyje. Jasikevičius. Meta iš vidutinio nuotolio, labai netaiklus metimas. Vos kamuolys liečia lanką per pirmasias rungtynės Vilniuje. Jasikevičius nors žaidė 12 minučių, taškų nepelnė tose rungtynėse. Vilniečiai prasižengia Daudelui. Bus fiksuota... Ne, Bendžiui. Taip, Eimantui Bendžiui fiksuojama pražanga. Taip pat antroji komandinė. Jasikevičius. Čižauskas. Čižauskas persikėjo Daudelas. Atmestas kamuolys atgal. Javtoko kablys. Taiklus metimas. Ir 26-17. Javtoko sąskaitoje 4 taškai. Per pirmasias rungtynes Javtokas Vilniuje pelnė 8 taškus, atkovojo 4 kamuolius.
Lasijas prieš Jevtoką, atšokęs metą, netaiklus metimas, o kamuolį atkovoja Čižauskas. Atkovoti kamuoliai 10-6, kauniečiai priekyje. Jevtokas duoda kamuolį Jasikevičius. Jasikevičius bandė dabar sužaisti su Jevtoku. Vilniečiai koja liečia kamuolį. Palasijas sėdasi pailsėti ir Daudelas grįžta, Kukas ir Kavaliauskas. Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje aikštelėje Omar Cook. Pocius prieš Babrauską. Kavaliauskas, kur kas staigesnis, tas ir žemesnis dabar Pocius, nesugebėjo to pasinaudoti. Antrasis Pocius bandymas, 2 taškai. 28-17, 11 taškų skiria komandas, jeigu neklystu didžiausia kauniečių persvara šios dienos rungtynėse. Kelis kartus jie buvo jau įgiję 10 taškų persvarą. Siaučia dabar aikštėje Seibutis, meta iš vidutinio nuotolio, taiklus Vilnietis ir 28-19. Dentmanas. Vilniaus komanda ginasi asmeniškai. Kapdams po krepšių. Galbūt šiek tiek ir paskubėjo. Dabar Jevtokas, labai staigus metimas, šalia buvo Kavaliauskas. Metimas netaiklus, o po to jau kovojant dėl kamuolio prasižengė Tadas Klimavičius. Trečioji komandinė Žalgirio pražanga šiame kėlinyje. Iki kėlinio pabaigos lieka 7 minutės ir 17 sekundžių. Beje, rungtynių pertraukos metu, kam įdomu, neįsijunkite savo televizorių arba neperjunkite kito kanalo. Mes pabandysime pasikalbėti su LKL generaliniu direktoriumi Romaldu Brazausku. Tiek apie besibaigiantį reguliariųjų sezonų, tiek apie artėjančias atkrintamąsias varžybas, tiek galbūt netgi ir apie kitų metų sezoną. Interviu su Romaldu Brazausku numatomas pertraukos metu. Nepavyksta Eimantui Bendžiui pakartotinių metimų pelnyti taškų. Tačiau pražanga fiksuojama Robertui Jevtokui ir Eimantas Bendžius galės pelnyti taškus baudų metimais. Irgi pirmuosius, kol kas taškų Bendžius nėra pelnęs. Taiklus pirmasis baudos metimas per rungtynės Vilniuje, kur Rytas laimėjo 90-58. Bendžius buvo įtrauktas į komandos sudėtį, tačiau aikštėje taip ir nepasirodė. Taiklus abu Bendžius metimai 28-20. Klaipėdoje jau priekyje Neptūnas 29-26. Tai pasibaigus rungtynėms jau minėjau. Tada Neptūnas lieka antras, Žalgiris kyla į 3 poziciją, Prienų krepšininkai smunka į 4. Jasikevičiaus taškai 30-21. Bendžius. Seibutis pabėga nuo Dentmano. Tiesa, taškų pelnyti nepavyksta. Dentmanas. 3 žalgiriečiai priekyje, Babrauskui pražanga. Kūnais dabar stumtelė Dentmaną. Trečioji komandinė pražanga. Ir reklaminė minutės pertraukėlė. 30-21, 6 minutės ir 20 sekundžių iki didžiosios pertraukos. Šylas organizuojamas žaidimas. Prekybos centras Šylas sako, kad jūs esate dar laimingųjų, kurie atitiks. Grįžtame į Kauno Žalgirio areną. 30-21 ir Dentmanas jau repetuoja baudos metimus. 6 taškai Dentmano sąskaitoje. Metė jau šiandien 4 baudas. Prametė 1. Rezultatyvesnis už Dentmano šiandien kauniečių gretose kol kas Paulius Jankūnas, kurio sąskaitoje 9 taškai. Na ir kas krinta į akis, abi komandos kol kas nesisvaido tolimais metimais. Kauniečiai metė iš toli 4 kartus, pataikė 2. Vilniaus komanda, kurios tolimi metimai yra vienas iš pagrindinių ginklų. Vilniečiai pirmauja pagal tritaškių taiklumo lygoje, mesdami juos net 45% taiklumu, taigi savo ginklų kol kas Vilniečiai nesinaudoja. Metė vos 2 kartus, pataikė 1 kartą. Per faktiškai pusantro kėlinio. Kukas. Kavaliauskas ir Kavaliauskas. Ryžtingai dabar žaidžia Kavaliauskas. Įsibėgėjusi jo jau nesugebėjo sustabdyti Robertas Jevtokas. 32-23. Jasikevičius, Dentmanas, kasgi ten, pražanga Bendžiui.
Bendžius ne visai nori sutikti su sprendimu. Tadas Klimavičius pantomimos būdu parodo, kokia pražanga buvo, ką padarė ne tai Bendžius ir Bendžiui ir arbitrams. Keitimas. Bendžių keičia Jelavacas. Abi komandos jau šiame kėlinyje prasižengė po 4 kartus, yra prasižengusios po 4 kartus. Taigi visos kitos pražangos bus baudžiamos baudos metimais. Pocius neleidžia jo prie krepšio Seibutis. Pasirengęs pagalbą ateiti ir Jelavacas. Dar vienas bandymas priartėti prie krepšio, čia kartas sėkmingas. Klimavičiaus taškai ir 11 taškų Žalgirio persvara. Ir toliau asmeniškai ginasi ir Žalgiris. Kavaliauskas. Prieš jį buvo kur kas žemesnis Šarūnas Jasikevičius, tačiau Kavaliauskas tuo nepasinaudojo. Pelnyti taškų Vilniečio aukštaūgiui nepavyksta. Dabar štai vėl. Dabar jau Jasikevičius atsidūręs buvo prieš Kavaliauską. Spėja grįžti po krepšių Kavaliauskas. O čia Klimavičius. Dar 2 Klimavičiaus taškai. Ir jau 36-23. Dabar jau tikrai didžiausia kauniečio persvara šios dienos rungtynėse. Mažiau nei 5 minutės lieka. O dabar koridorius buvo paliktas Kukui. Tarsi ir įviliojo į spąstus dabar. Vienu metu pasirodė kauniečiai Kuką, nes prieš jį po to staiga iššoko Robertas Jeftokas, tačiau be pražangos apsiginti nepavyko. Pociui antroji asmeninė. Pocius su Jasikevičium sėdasi pailsėt, o į aikštę grįžta Milaknis su Čižausku. Tuo tarpu Kavaliauskas prie baudų metimo linijos. 2 taškai kol kas jo sąskaitoje. Baudų Kavaliauskas dar nemetė. Kaip jau minėjau, 7-asias rungtynes žaidžia iš Ispanų Bilbao klubų į Lietuvos Rytą perėjęs Antanas Kavaliauskas. Jo vidurkis 5 taškai, 3 atkovoti kamuoliai. 29 metai, 2,8 cm ūgio puolėjas. Pataiko 1 baudą iš 2. Sumažinę skirtumą iki 12. Bentmanas prieš Omarą Kuką. Lipkevičius. Milaknis. Bentmanas. Bando pabėgti nuo Kuko. Čia vėl prieš jį iššoka dabar Kavaliauskas. O po krepšiu tik Jelavacas ir su Jelavacu Robertas Jeftokas susitvarko. 38-24. Pražanga Klimavičiui. Bus metamas baudos. Ir toliau daugiau kamuolių atkovoja kauniečiai. 13-9. Pagal klaidas. Žalgiriečiai irgi jau pridarė klaidų. 4 klaidos. Vilniečiai padarė 6 klaidas. Didžiąją dalį padarė dar pačioje rungtynių pradžioje. Pataiko pirmąją baudą Jelavacas. Irgi labai sėkmingai čia žaidęs tas Vilniečiams labai malonės ir kauniečiams labai nemalonės rungtynės Vilniuje. Tada Jelavacas pelnė 16 taškų, atkovojo 8 kamuolius, surinko 22 efektyvumo balus ir buvo naudingiausias savo komandoje ir apskritai tose rungtynėse. Nes apie žalgiriečių naudingumą tose rungtynėse kalbėti netenka. Rezultatas viską pasako, dabar į tribunas siunčia kamuolį Bentmanas. Dar viena klaida, 5. klaida. Jeftoką keičia Mindaugas Kupšas. Pirmasis šio krepšininko pasirodymas. Buvo pabandytas Artūras Gudaitis, dabar Mindaugas Kupšas. 23 metai, 2,15 cm ūgio žaidėjas. Pirmose rungtynėse Vilniuje, pirmojo rato rungtynėse jis nežaidė. Kukas. Jelavacas prieš Klimavičių. Išmeta dabar. Kiek galbūt ir nerangė kamuolį Jelavacas, tačiau laimėjusi neteisiami. 2 taškai ir skirtumas mažėja iki 11. 38-27. 3 minutės ir 30 sekundžių iki didžiosios pertraukos. Milaknis. Prieš jį Seibutis. Kavaliauskas prižiūri Kupšą. Ir taiklus Milaknio metimas iš vidutinio nuotolio. Iš 2-2. Kartą pabandė Milaknis iš toli. Metimas tikslo nepasiekė. Ir toliau. Vos 4 tolimi Žalgirio metimai ir 2 tolimi metimai Vilniaus komandoje. Žalgiriečiai pataikė 2, Vilniečiai 1. Kavaliauskas prieš jaunai Kupšą ir Kupšai veikti pavyksta Kavaliauskui. Vėl 11 taškų skiria komandas.
Vėl keičiasi situacija Klaipėdoje, ten šauna į priekį, to nebet krepšininkai, jie pirmauja 7 taškų skirtumų, 40-33. Nevėžis 3 taškais priekyje, žaisdamas su Pasvalio Pieno žvaigždėm, 39-26. Vytenis Lipkevičius, 4. jo taškas šios dienos rungtynėse. Maras Kukas prieš Lipkevičių. Ir toliau asmeniškai ginasi kauniečiai ir dabar sužingsniuoja, greičiausiai žingsniai. Taip, žingsniai fiksuojami Jelovacui, atsimuša į žalgiriečių sieną. Ir dar viena reklaminė minutės pertraukėlė. 2 minutės 14 sekundžių iki didžiosios pertraukos, 42-29. Dvi minutės ir 14 sekundžių iki didžiosios pertraukos, kurios metu, kaip jau minėjau, mes pabandysime pakalbinti LKL generalinį direktorių Romaldą Brazauską, o čia 42-29. Priekyje Žalgiris ir Dainius Adomaitis. Mūsų ekranuose Vilniečio komandos vyriausiasis treneris. Jau 2 trenerius pakeitė Lietuvos Rytas per sezoną. Pradžių Bauermaną pakeitė Petrovičius, pastarąjį Adomaitis. Žalgirio komandoje irgi situacija ta pati. Ilija Zūra sezono pradžioje, po to jį pakeitė Saulius Štombergas ir dabar Gintaras Krapikas. Bentmanas, kaip visada prieš Omarą Kuką, Milaknis, o prie jo, kaip jau įprasta, Renaldas Eibutis. Ir sudėtingą metimą meta ir pataiko. Džesnas Bentmanas. 6. žalgiriečio bandymas iš toli ir 3. taiklus. Rytas ir toliau tik 2 tolimi metimai. Iš jų taiklus buvo 1. Ir komandas jau skiria 16 taškų. Kelia iš karto į viršų ranką Paulius Jankūnas, Žalgirio komandos kapitonas, sutinka su pražanga. Paulius Jankūnas prasižengia pirmąjį kartą. 5. komandinė Žalgirio pražanga, 1 asmeninė Jankūnui ir Darius Songaila. Prie baudų metimo linijos, 2 taškai jo sąskaitoje, 1 metimą iš 3 pataikė Darius Songaila. Iš pirmetę matyt sakyti nereikia, jau vienoje transliacijoje minėjau, kad Darius Songaila iš 3 taškų faktiškai nemeta. Bent vieną koją įkelia į 2 taškų zoną. Pataiko abu baudos metimus Darius Songaila. Vėlgi per pirmasis rungtynes vienas iš naudingiausių irgi žaidėjų Vilniaus komandoje buvo Songaila, 14 taškų, 4 atkovoti kamuoliai. Šiandien jo sąskaitoje kol kas 4 taškai. Siaučia Daudelas ir persiaučia. Pameta kamuolį. Dar viena Žalgirio klaida. 6. Žalgirio klaida, netaiklus tolimas Vilniečių metimas. Lipkevičius. Ir netrukus prasidėjo paskutinioji antrojo kėlinio minutė. Daudelas. 10 sekundžių Žalgirio atakai, dvigubina gynybą prieš Daudelą, o čia dabar turi galimybę Kupšas. Pats veržtis nesiryžo, tačiau perdavė kamuolį Pauliui Jankūnui, iš jo 2 taškai, 47-31. Ir Vilniaus Lietuvos Ryto komanda šį kartą prašo minutės pertraukėlės. Čia Kaune, Žalgirio arenoje iki antrojo kėlinio pabaigos lieka šiek tiek daugiau nei 44 sekundės. Kitose miestuose jau pasibaigė pirmieji 2 kėliniai. Neptūnas Prienai 33-40, Nevėžis Pieno Žvaigždės 39-36, Šiauliai Juventus 57-54. Neptūnas, jeigu viskas taip ir pasibaigs, iš antrosios pozicijos gali kristi į 4. Ir tuomet ketvirtfinalį žais su Pasvalio Pieno Žvaigždėmis. Netikslus dabar buvo Kuko perdavimas Songailai. Sudėtinga buvo Songaila labai žemai. Pasiuntė kamuolį Songaila į Kukas. Sudėtinga buvo jį paimti. O čia jau žalgiriečiai vos neatsako irgi klaida. Čižauskas. 10 sekundžių atakai ir dar liks kelios sekundės Vilniečio atsakui.
Jeigu, aišku, iki to laiko nieko neatsitiks. Lipkevičius, 2 sekundės atakai ir dabar pražanga fiksuojama Kukui, be jokios abejonės. Nenori sutikti Kukas. Šiaip iš pirmo žvilgsnio ir kvailoka pražanga, nes faktiškai jau baiginėjosi atakai skirtas laikas. Klausimas, ar būtų spėjęs išmesti kamuolį dabar Čižauskas. Čia arbitrai fiksuoja pražangą ir kadangi tai jau 5-oji pražanga, komandinė pražanga, Vytenis Čižauskas stoja prie baudų metimo linijos. Žaisti dar lieka beveik 8 sekundės. Netaiklus Čižausko metimas. Apskritai pirmasis bandymas mesti krepšį šios dienos rungtynėse. Ir atrodo Čižauską keis iš karto. Jeigu bus metimas taiklus, taip. Čižauską keičia Klimavičius, viskas normalu, suprantama. Reikia stiprinti gynybą, stiprinti gynybą po krepšiu. 4 sekundės. 3. Seibutis, veržiasi 1, 2 taškai ir dar baudos metimas. Ir lieka mažiau nei sekundė. Dabar jau Artūras Milaknis ironiškai šypsosi, tačiau tai nieko nepakeis. Pirmoji asmeninė, tačiau jau daugiau nei 5 kartus yra prasižengę ir kauniečiai. Taigi Renaldas Seibutis turi galimybę pelnyti savo 7 ir 8 taškus šios dienos rungtynėse. Jeigu tai yra 7 taškų, nes taiklus buvo 2 taškus. 14 taškų skiria komandas ir tai yra viskas. 48-34 po 2 kėlinių čia Kaune. Dar kartą priminsiu, jog Neptūnas kol kas pralaimi namie Prienų Tonybet komandai 33-40. Pertrauka, kurios metu, kaip aš jau minėjau, mes pabandysime pakalbinti LKL generalinį direktorių Romaldą Brazauską, o į žaidimą sugrįšime maždaug po 15 minučių. LRT televizija tęsia transliaciją iš Kauno, iš Žalgirio arenos, kur netrukus prasidės LKL čempionato reguliariojo sezono paskutiniojo turo rungtynės. Kauno Žalgiris, Vilniaus Lietuvos Rytas, rezultatas jūsų ekranuose, statistika taip pat. Vėlgi, dar kartą pasikartosiu, kas krinta į akis, vos 3 vilniečių bandymai mesti iš toli, o tai vienas iš pagrindinių vilniečių ginklų šiame LKL čempionate. Kiti statistiniai rodikliai šiek tiek geresni Žalgirio, tai nieko nuostabaus, žalgiriečiai ir pirmauja 48-34. Tiesa, persvara buvo dar didesnė, 17 taškų persvara. Vienu metu pirmavo kauniečiai, Rytas šiose rungtynėse į priekį nebuvo įsiveržęs. Rezultatyviausi žaidėjai Dentmanas ir Jankūnas Kauno komandoje po 11 taškų. Seibutis su 7 taškais rezultatyviausias Vilniečių gretose. Ir antroji rungtynių pusė. Lipkevičius, Dentmanas, Jankūnas, Milaknis ir Jevtokas. Tai kauniečių penketas prieš Kuką, Songailą, Palacijas, Gecevičius ir Bobrauskas. Nepataiko dabar. Jevtokas pats atkovojo kamuolį, dar vienas bandymas ir jis taip pat netaiklus. Ir pražanga, abipusė pražanga atrodo Lipkevičiui su Bobrausku. Bobrauskas šiose rungtynėse buvo nubaustas nesportinė pražanga. Lipkevičius ir Bobrauskas. Lipkevičiui tai yra 3 asmeninė, Bobrauskui taip pat 3. Kauniečių komandoje daugiau su 3 pražangomis nėra, Vilniečių taip pat. Netaiklus Songailos metimas. Na, mes ir toliau sekame įvykius kitose arenose. Ypač svarbios rungtynės Klaipėdoje. Neptūnas Prienai. Ten jau anksčiau prasidėjo 3 kėlinys. Prieniškiai įgijo jų 11 taškų persvarą. 58-47. Nevėžis pirmauja prieš Pasvalio Pieno Žvaigždės 60-54. Priminsiu, jog Kėdainiuose turi paaiškėti Vilniaus Lietuvos Ryto komandos varžovai. Jeigu laimi Nevėžis, tai būtent su Nevėžiu žais Vilniaus Lietuvos Rytas ketvirtfinalyje. Jeigu Nevėžis pralaimi, Panevėžio Lietkabelis. Ir galime įsivaizduoti, kaip dabar stebėjo, galbūt ir nuvažiavę Kėdainius, stebė šias rungtynes Lietkabelio krepšininkai. Na, o čia 48-36. 12 taškų skiria komandas. Sužaidus šiek tiek daugiau nei minutę trečiajame šių rungtynių kėlinyje. Milaknis su kamuoliu. Dentmanas. Netaiklus Dentmano metimas. 8 žalgiriečių bandymas mesti iš toli ir dabar labai ilgai skriejo kamuolys ir Dentmanas tuo pasinaudojo. Iš 8 tolimų metimų Žalgiris pataikė 3. Lietuvos Rytas iš 3 1.
Vos vienas taiklus tolimas metimas. Tiesa ir bandymų buvo nedaug. Milaknis. 5 sekundės atakai. Milaknis pro Gecevičių. Pačiam, taip, jokios abejonės, pačiam Milakniui pražanga bereiklo. Dabar ginčiasi Žalgirio komandos gynėjas. Rankais stumė Martyną Gecevičių, kuris bandė užstoti kelią link krepšio. Štai šis epizodas. Ir štai čia kairė ranka Gecevičius nustumiamas į šalį. Dabar Gecevičius. Palasijas. Kamuolys įsisuka iš lanko, o su kamuoliu Jankūnas, o dabar jau Dentmanas. Dar vienas Žalgirio atkovotas kamuolys ir jau 19-11. Jau labai ryški kauniečių persvaro kovojant dėl atšokusių kamuolių. Minėjau, jog Žalgirio komanda tai stipriausia vieta LKL čempionate pagal statistiką. Pirmose pozicijose kauniečiai yra ir pagal atkovotus kamuolius gynyboje ir puolime. Robertas Javtokas. Dar vienas nesėkmingas jo bandymas. Tuo tarpu Vilniaus komandai kova dėl atšokusių kamuolių kaip tik. Achilo kulnas. Nes buvo teigiama, kad ėmus komandą treniruoti Dainiui Adomaičiui, rodikliai šiek tiek pagerėjo. Kauno Žalgirio komanda prašo minutės pertraukėlės, nes skirtumas mažėja iki 10 taškų. Dar šiek tiek. 2,5 minutės sužaistos trečiajame rungtynių kėlinyje. 48-38 priekyje Žalgiris. Na, priminsiu, jog prieš tai buvo 48-34, 14 taškų skirtumų. Pirmavo kauniečiai. Taigi, trečiajame kėlinyje Žalgirio komandai dar nepavyko pelnyti netaško per 2,5 minutės. Dainius Adomaitis diskutuoja dabar su Tomu Jasevičiumi. Sunku atspėti apie ką, tačiau dabar visas dėmesys vėl žaidimų aikštėje. Čia ant parketo jau atsidūrė Robertas Javtokas. Milaknis, netaiklus metimas, o kamuolys atšoka tiesiai rankas Juanui Palasijui. Greita Vilniaus komandos kontrataka. Na, dabar kaip tokiais atvejais sakoma, gali būti, kad pražanga bus nukentėjusių nenaudai, nes jeigu nebūtų užfiksuota pražanga, Vilniečiai greičiausiai būtų pelnę 2 taškus. Dabar tenkėsimės kamuolį iš šoninės linijos, o dabar Martynas Gecevičius kažkodėl tai nutarė sužaisti derinuką po krepšiu su Pauliumi Jankūnu. Javtokas, perdavimas po krepšiu. Kietą kovą pastaruoju metu, bent jau gana kietą kovą leidžia arbitrai. Dabar nebuvo įžvelgta pražangos, kai Paulius Jankūnas atakavo krepšį. Dabar ant parketo jau atsidūrė aikštės viduryje Omaras Kukas. Ir Vyteniui Lipkevičiui ketvirtoji asmeninė pražanga. Nieko nelaukdamas, Gintaras Krapikas sodina Lipkevičių ant suolo. Aikštė pasirodo Dimša, o Pocius keičia Milaknį. Vilniečių komandoje Kuką keičia Daudalas. Ir matome, jog Žalgiris jau yra prasižengęs 4 kartus šiame kėlinyje. Ir dar be to turi gintis Daudalas. Prieš jį Dimša. Į pagalbą atskuba Javtokas, tačiau skuodžia greitai atgal po krepšiu. Kūnų stabdomas dabar oponentas ir Martynui Pociui pražanga. Taip pat trečioji. Milaknis taip pat yra prasižengęs 3 kartus. 4 kartus Lipkevičius. Vilniečių komandoje Bobrauskas ir Bendžius yra prasižengę po 3 kartus. Gecevičius pelno tik, sunku to patikėti, pirmuosius taškus šios dienos rungtynėse, tačiau ir bandymas mesti krepšį buvo pirmas. Būtent nuo baudų metimo linijos. Antrasis metimas taip pat taiklus, beveik neliečia net tinklelio kamuolys. Ir vienženklė Žalgirio komandos persvara 48-40. Jankūnas pabando iš toli. Taiklus, tolimas Jankūno metimas. Iš 9 tolimų bandymų 4 pasiekė tikslą. 44% taiklumu meta šiandien kauniečiai, būtent tokiu, beveik tokiu taiklumu mesdami Vilniečiai pirmauja lygoje, visoje lygoje pagal tolimus metimus, tačiau ne šiandien. Šiandien metė vos 3 kartus, pataikė 1, o čia Daudalas. Jam sudaromas koridorius ir lengvi Vilniečių komandos gynėjo taškai.
Mažinta skirtumą dabar iki 9. 51-42 ir 6 minutės lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Jankūnas nesiryža veržtis pro Palacijų. Ta dabar bando daryti Pocius ir arbitrai skaito 2 taškus, jau besileidžianti kamuolį. Palietė aukštaūgis iš Kolumbijos. Ir vėl dviženklė Žalgirio persvara. Kitose arenose, Klaipėdoje. Neptūnas ir toliau pralaimi. 50-59. Nevėžis pirmauja prieš Pasvalį 65-60. Šiauliai prieš Juventusą 76-72. Ir reklaminė minutės pertraukėlė. Žalgiriui pirmaujant 11 taškų skirtumų. Rungtynių visi į Kalnapilio barą. Dėl to, kad 5 minutės 40 sekundžių lieka iki trečio kėlinio pabaigos. 53-42 priekyje Žalgiris. Bandantis nelikti 4 vietoje, jeigu Klaipėdos Neptūnui nepavyks pakeisti įvykio eigos rungtynėse su Prienais, klaipėdiečiams be jokios abejonės bus skaudus kritimas žemyn. Atsidūrimas 4 pozicijoje, tai reiškia ir kur kas sunkesnį varžovą sąlyginai ketvirtfinalyje ir maža to, klaipėdiečiai prarastų tą turėtą aikštės pranašumą iki pat finalo. Nes užėmus antrąją vietą komandą įgyja savo aikštės pranašumą net ir pusfinalyje. Ir štai toks būtų Neptūno komandos kritimas. Nesėkmingai klostosi pati sezono pabaiga Neptūno krepšininkams. Po tos pergalės Kaune prieš Žalgirį buvo patirti keli skaudus pralaimėjimai ir dabar sugeba išsaugot kamuolį savo rankose kauniečiai. Iš pradžių pasiaukojančiai sužaidė komandos kapitonas Paulius Jankūnas, po to dėl kamuolio pakovojo Dimša. O dabar jau Kauno Žalgirio komanda prašo minutės pertraukėlės. Kažko nespėjo pasakyti savo auklėtiniams greičiausiai Gintaras Krapikas. Vis dar tęsiasi minutės pertraukėlė. Rezultatyviausi žaidėjai jūsų ekranuose. Kauniečių gretose Paulius Jankūnas, Vilniaus komandoje su 10 taškų priekyje Juanas Palasijas. Songaila, Palasijas, Bobrauskas, Gecevičius ir Daudelas. Tai Vilniaus Lietuvos Rytas, Jankūnas, Dentmonas, Pocius, Jevtokas ir Dimša. Per arti ir per aktyviai bandė dabar neleisti išmesti kamuolio savo varžovams Zabienas Daudelas. Iš naujo atsukamas laikrodis, 14 sekundžių vėl nustatoma Žalgirio komandos atakai. Ir priminsiu, kauniečiai yra prasižengę šiame kėlinyje 5 kartus. Vilniaus komanda yra prasižengus vos kartą. Jie gali sau leisti tokią prabangą, dar pražangomis stabdyti Kauno Žalgirio žaidėjus. Martynas Pocius. Užmina galinę liniją. Dabar Dimša. 9 Žalgirio klaida. Vilniečiai yra padarę 10 klaidų pagal klaidas. Čempionate kauniečiai yra 4, Vilniečiai daro mažiausiai klaidų. Po 12,5 klaidos vidutiniškai per rungtynes. Jie yra lyderiai, darantis mažiausiai klaidų. Žalgiriečiai su 14 klaidų yra 4 pagal šį rodiklį. Be kabučių, teigiamąją prasme. Martynui Pociui 4 pražanga. Kaip ir Lipkevičius yra prasižengęs 4 kartus, 3 pražangas turi Milaknis. Ir pamažu kyla grėsmė Kauno Žalgirio komandos mažiukams, gynėjams. Gecevičius ir toliau be klaidų meta nuo baudų metimo linijos. 5 taškai jo sąskaitoje, visi jie surinkti metant baudas. Iš 5 pataikė Martynas Gecevičius. Taiklus ir 6 baudos metimas. Keitimas abiejose komandose. Atrodo taip. Tautvydas Lydeka pirmą kartą pasirodo šiandien aikštėje. Jis keičia Juaną Palasijų. O Artūras Milaknis keičia Martyną Pocių ir aikštėje taip pat pasirodo Šarūnas Jasikevičius. Keičia Dimšą. Jasikevičius. Bobrauskas. Galima žaisti toliau.
arbitrai rodo, jog Šarūnas Jasikevičius paskutinis lietė kamuolį. Per daug ir nesiginčia. Kauno Žalgirio komandos veteranas, dar kartą šis epizodas. Taip, tenka sutikti su arbitro sprendimu. Išmušdamas kamuolį, Babrauskas jį pamušė taip, kad šis atsimušė į Jasikevičiaus koją. Ir tada tik jau atsidūrė žaidžiais ribų. O štai pirmasis metimas iš nenubaudų metimo linijos. Gecevičius įsiklostė nesėkmingai. Netaiklus, tačiau kamuolį vėl atkovojo Vilniečiai ir jie galės tęsti šią ataką. Babrauskas grąžina kamuolį iš užribio. Lydeka. Daudelas. 4 minutės ir 15 sekundžių iki trečio kėlinio pabaigos. Gecevičius pro Javtoką kliūna dabar už kažkieno iš varžovo atrodo kojos. Arbitrų nuomonė užkliuvo pats. Be piktybinių varžovų pastangų. Dar kada štai šis epizodas. Netgi galbūt neužkliuvo, man pasirodė, jog užmynė paprasčiausiai Paulių Jankūną ant kojos Gecevičius. Mindaugas Kupšas aikštėje. Keičia Roberto Javtoką. Dentmanas. Taiklus, tolimas metimas. Dar vienas tolimas metimas iš 10-5. Taigi Vilniečių ginklu kovoja prieš Lietuvos Ryto komandą Kauno Žalgiris šios dienos rungtynėse. Ir vėl dviženklė persvara. Tiesa, ją iš karto nukerpa Darius Songaila. O vienas po kito slysta ir griūna ant parketo Vilniaus komandos žaidėjai. Žvalgosi vienas į kitą, žvalgosi į aptarnaujantį personalą. 56-48. Jankūnas suaktyvino dabar savo gynybą Lietuvos Rytas. Vis sunkiau. Kauniečiai randa galimybę ir vis sunkiau, netgi paprasčiausiai perduoti kamuolį savo komandos draugams. Darosi Kauno komandai. Jasikevičius provokavo, akivaizdžiai provokavo dabar varžovo pražangą. Galbūt apie tai ir sako dabar Tautvydui Lydekai Stepanas Babrauskas. Tačiau šaukštai po pietų. Šarūnas Jasikevičius stos prie baudų metimo linijos. Kol kas 2 taškai. Jo sąskaitoje baudų dar nemetė šiandien. Krepšininkas neseniai atšventęs 38 savo gimtadienį. Pataiko pirmąją baudą. Ir žvilgsnis į kitas arenas. Prienai pirmauja ir toliau. 70-58, ten jau ketvirtasis kėlinys. Nevėžis jau 10 taškų pirmauja prieš Pasvalio Pieno Žvaigždės. 76-66. Jeigu viskas taip susiklostytų, žalgiriečiai kiltų net į antrą poziciją po reguliariojo sezono. Tai reiškia, jog žaistų su Utenos Juventusu ketvirtfinalyje. Prienai kiltų į 3. vietą, žaistų su Šiauliais. Neptūnas krenta į 4. ir žais su Pasvalio Pieno Žvaigždėmis. Ir krypsta viskas link to, kad Vilniečių varžovais gali būti Nevėžio krepšininkai, kurie iškovoja pergalę. Jeigu iškovos pergalę prieš Pasvalio komandą, susilygins pergalių skaičiumi su Lietkabeliu, tačiau tarpusavio rungtynių balansas geresnis yra Nevėžio komandos ir ji užimta 8. vietą. Dar viena Žalgirio komandos klaida. Sužingsniuoja dabar Mindaugas Kupšas. 11 klaida. Tiek pat kartų yra suklydę ir Vilniečiai. 10 taškų šiame kėlinyje pelnė Žalgiris. 14 Vilniaus komanda. Nepavyksta tos skaičius padidinti dabar Zabianui Daudelui. O kitoje aikštės pusėje jau su kamuoliu Dentmanas stato jam užtvarą Kupšas ir kiekšteli per ranką savo tautiečiui Zabianas Daudelas. Tiesa, tai tik 4. komandinė pražanga. Jankūną keičia Klimavičius. Žalgiris jau apskritai 7 kartus yra prasižengę šiame kėlinyje. Vilniečiai dabar prasižengė 4. kartą. Jasikevičius nepriėjo prie jo Tautvydas Lydeka ir net neliečia lanko. Kamuolys po Šarūno Jasikevičiaus metimo. Daudelas. 2 minutės ir 18 sekundžių lieka iki 3. kėlinio pabaigos. Gecevičius. Prie jo Milaknis stato užtvarą Lydeka. Gecevičius. Milaknis.
Arbitrai nereagavo dabar į Gecevičiaus kritimą, o štai dabar į Jelovaco. Demonstratyvų gestą, kad varžovas baudavus, arbitrai reaguoja. Nesakau, kad pražangos nebuvo. Tačiau Mindaugas Kupšas prasižengia ir Jelovacas prie baudų metimo linijos. Jelovacas, jo sąskaita kol kas 3 taškai. Metė šiandien 2 baudas, pataikė 1. Ir vėl vienženklis Kauno komandos pranašumas 58-49. Antrasis metimas taip pat taiklus. Jelovacas. Ir 24 metų Vilniečių komandos aukštaūgis mažina skirtumą iki 8. Dar netaiklus buvo kauniečių metimas. Daudelas. Greitas prasiveržimas, nespėja paskui nei Dentmanas, nespėja Dentmanui pagalba niekas kitas iš Žalgirio krepšininkų. Ir tik 6 taškai skiria komandas. 58-52, minutė ir 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Įstrigo trečiajame kėlinyje Žalgirio komanda. Lydekai bus fiksuojama pražanga, dabar nutarė paimtiniauti su Mindaugu Kupšu, Vilniaus komandos aukštaūgis. Ir Mindaugas Kupšas tos prie baudų metimo linijos. Kol kas net nemetė krepšį šis žaidėjas per šias rungtynes. Netaiklus pirmasis bandymas. Kupšas bauda šiaip jau meta 56% taiklumus LKL čempionate. Antrą pataiko. 59-52. Ir pusantros minutės iki kėlinio pabaigos. Daudelas, Jelovacas, Babrauskas, Lydeka ir kampe Tūno Gecevičius. Daudelas. Vėl. Tiesa, stumdėsi ir Lydeka su Kupšu, tačiau arbitrai pražangą įžvelgė kitoje vietoje. Ir Jasmine Dentman fiksuojama pražanga, taip pat trečioji. Dar vienas, sakykime taip, antrosios linijos žaidėjas surenka 3 pražangas. Gecevičius išleidžia vietą aikštėje Renaldui Seibučiui. O Lydeka prie baudų metimo linijos. Baudas meta 72% taiklumu. Beje, pirmose rungtynėse, kai Vilniečiai namie įveikė Žalgirį 90-58, buvo registruotas, tačiau aikštėje nepasirodė Tautvydas Lydeka. Pataiko abu baudos metimus ir mažina skirtumą iki 5 taškų. 59-54. Kupšas ir Klimavičius sėdasi pailsėti. Jankūnas ir Milaknis grįžta į aikštę. Jasikevičius nepavyko sužaisti 2-2 su Jevtoku. Milaknis atmeta atgal, Dentmanas iš toli, netaiklus metimas, kova dėl kamulio, Jankūnas kovoja kamulį ir pelno 2 taškus. 16 taškų Pauliaus Jankūno sąskaitoje ir 4 atkovoti kamuoliai. 14 yra pelnęs Dentmanas. Prasidėjo jau paskutinioji. Trečio kėlinio minutė. Seibutis. Jelovacas pabando iš toli ir pataiko Jelovacas. Beje, tai tik 5. tolimas Vilniečio komandos metimas šiandien iš toli. 2 pasiekė tikslą. Pataikė štai dabar Jelovacas ir prieš tai dar vieną metimą pataikė Babrauskas. O tuo tarpu Šarūnas Jasikevičius pyktelėjęs po tų kelių sąlyginai nesėkmingų epizodų, kai tai metimas buvo labai netaiklus, tai nepavykdavo kamuolio perduot. Dabar pelno 2 taškus ir priverčia prasižengti. Renaldas Seibuti. 2 taškai ir dar galimybė pelnyti tašką. Vytenis Čižauskas pasirodo aikštėje. Pataiko baudos metimą Jasikevičius. Čižauskas pakeitė Milaknį. Daudelas, Jelovacas, Seibutis, Lydeka ir Babrauskas. Prieš Dimšą, Čižauską, Jankūną, Jevtoką ir Jasikevičių.
Faktiškai iki galo gali laikyti kamuolį vilniečiai. Daudelas veržiasi pro Javtoką, ten dvigubinant prieš gynybą ir Jasikevičius dar bando mesti iš toli. Kamuolys nesiekia lanko. 64-57 po 3 kėlinių. 7 taškų persvarą turi Kauno Žalgiris. Tačiau prieš akis dar visas ketvirtasis kėlinys ir klausimas, ar jis bus paskutinis. Ateina šokėjas. Vienas kėlinys, 10 minučių. LRT televizija tęsia transliaciją iš Kauno, kur susitinka Žalgiris ir Lietuvos Rytas. Ketvirtasis, nežinia ar paskutinysis šių rungtynių kėlinys. Per trečią kėlinį Vilniaus Lietuvos Ryto komandai per pusę pavyko nupjauti, nukirpti, sumažinti Žalgirio komandos persvarą. Po 2 kėlinių kauniečiai pirmavo 14 taškų skirtumų, dabar pirmauja tik 7. Ir dar turi galimybę sumažinti dar šiek tiek skirtumą Vilniaus komanda, kuri tarp kitko jau žino savo varžovą ketvirtfinalyje. Pasibaigė rungtynės Kėdainiuose, kur Nevėžis 80-66 nugalėjo Pasvalio Pieno Žvaigždės, o tai reiškia, jog Kėdainių krepšininkai užima 8 vietą ir būtent su jais žais Vilniaus Lietuvos Rytas ketvirtfinalyje. Klaipėdoje buvo pakilęs į paskutinį mūšį Neptūnas, buvo sumažinęs skirtumą iki 4 taškų, tačiau dabar vėl atsilieka 73-80. Ten dar rungtynės tęsiasi. Ketvirtasis kėlinys. O Lietkabelis lieka už atkrintamųjų varžybų ribos po Nevėžio pergalės prieš Pasvalio Žvaigždės. Jelavacas. Pastaruoju metu vienas iš aktyviausių žaidėjų Ryto komandoje. Jau surinko 9 taškus ir antras pagal rezultatyvumą, o dabar jau ir pasyviai rezultatyviausiai žaidžianti Juaną Palasiją. Tuo tarpu skirtumas vėl mažėja iki 5 taškų. 64-59. Priminsiu, kad antrajame kėlinyje Žalgiris buvo vienu metu įgijęs net 17 taškų persvarą. Jasikevičius. Taiklus Jasikevičius. Nepaisant to, jog net kelis kartus po jo metimų kamuoliai neliesdavo lanko. Drąsiai atakuoja iš toli ir pataiko. Šeštasis taiklus kauniečių metimas iš 14 šiose rungtynėse. Vilniečiai iš 6 pataikė 2. O štai čia didžiulė skylė gynyboje ir smagindamasis kamuolį krauna iš viršaus Tautvydas Lydeka. 6 taškai. Ir 8 minutės ir 40 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos. Dabar jau staigus perdavimas po krepšiu. Gražiai perdavė kamuolį Dimša savo komandos kapitonui. Šiandien pelnyti taškų nepavyksta, tačiau Jelavacui fiksuojama pražanga. Dimša keičia Lipkevičius. Lipkevičius turi 4 asmeninės pražangas. Paulius Jankūnas prie baudų metimo linijos, 16 taškų. 2 iš 2 tolimi metimai, iš vidutinio nuotolio iš 5 metimų pataikė 4 ir dabar pataiko 3 baudą iš 3. Dar pridėkime 4 atkovotus kamuolius. Na ir užmerkę akis, paminėkime, kad padarė 2 klaidas. 69-61, 8 taškai skiria komandas. Daudelas prieš jį Lipkevičius. Priminsiu, Lipkevičius yra prasižengęs 4 kartus. Ir kiti Žalgirio gynėjai yra surinkę po 3 pražangas. Daudelas. Verpstės, klaidinančiai judesiai, tačiau metimas netaiklus. Jasikevičius. Kaip jaunystėje skuodžia į priekį. Tiesa sustabdo į Vilniečių gynybą. Gražiai dabar bandė sužaisti. Šiek tiek netikslus perdavimas, šiek tiek neten galbūt iššoko Robertas Javtokas. Ir dabar jau grumtynės po Žalgirio krepšiu, kur nelesnai stabdomas Jelavacas. Nenoriu sutikti Paulius Jankūnas su teisėjų sprendimu. Teks keitimas Ryto komandoje. Orelikas žaidęs trumpai rungtynių pradžioje, po to ilgam buvo pasodintas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Orelikas keičia Babrauską. O Jelavacas prie baudų metimo linijos. Pataikė 5 baudas iš 6. Iš viso surinkęs yra 10 taškų, kiek ir Juanas Palasijas. Pataiko vėl. Bauda 11 taškų jo sąskaitoje. Ir skirtumas tirpsta iki 7. Antra bauda taip pat taikli. Klaipėdoje komanda skiria tik 3 taškai. 79-82, Neptūnas vis dar pralaimi. Ten faktiškai vyksta grumtynės dėl trečiosios sakytume pozicijos. Nors gali būti ir antra, jeigu Neptūnas laimi antrą poziciją.
Jelovacui pražanga. 31 numeris Stevan Jelovas prasižengė Antroji asmeninė ir antroji komandinė. Po 2 kartus prasižengė šiame kėlinyje abi komandos. Pocius grįžna kamuolį į žaidimą. Dentmanas vėl atsidengia Pocius. Jevtokas. Nes gavo kamuolio Robertas Jevtokas. Galėjo galbūt Pocius ir pas pabandyti. Nutarė, kad bus geriau, jeigu perduos Jevtokui. Nebuvo geriau, o dabar labai netaiklus Jelovaco metimas. Prieš tai matėme, jog Jelovacas gali puikiai ir pataikyti iš toli. Prieš porą minučių paleido taiklų tritaškį. Šį kartą nepasisekė. Metimas buvo labai netaiklus. Dentmanas. Atmeta atgal. Jankūnas. Lipkevičius pro Jelovacą. Pocius. 8 sekundės Žalgirio atakai. Prieš Pocius Eibutis. Slepiasi dabar už Jevtoko nugaros. Iki galo Pocius. 2 taškai. 71-63. 8 taškų persvara pirmauja Kauno Žalgiris. Ir toliau besigromentis dėl ne ketvirtosios pozicijos, sakykime taip. Ir Jankūnas nurauna kamuolį iš viršaus. 73-63 ir nieko nelaukdamas Dainius Adomaitis prašo minutės pertraukėlės. Lieka žaisti iki kėlinio pabaigos 7 minutės ir 2 sekundės. 7 minutės ir 2 sekundės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Po Žalgirio komandos, sakykime, tokio nežymaus spurto. Kauniečiai vėl įgijo 10 taškų persvarą. 73-63, nors visą neseniai komandas teskyrė 5 taškai. Martynas Pocius, Vytenis Lipkevičius, Dentmanas, Jevtokas ir Jankūnas grįžta į aikštę. Daudelas, Orelikas, Kavaliauskas, Jelovacas ir Seibutis. Daudelas dabar perėmė į varžovo aikštės pusę. Seibutis atmeta atgal, Orelikas, Kavaliauskas prieš jį Jevtokas. Matėme šių krepšininkų dvikovas rungtynių pradžioje. Permainė klausėsi tos dvikovos. Dabar Kavaliauskas čia dvikovą pralaimi. Dentmanas palaukia, kol įsirikiuos komandos draugai. Asmeniškai toliau ginasi Lietuvos Rytas. Dabar jau Jevtoko atsakas Kavaliauskui baigėsi tuo pačiu. Metimas netaiklus. Daudelas slepiasi už komandos draugų, prasiveržia arčiau krepšio, tačiau pelnyti taškų nepavyks. Atrodo, jau viską buvo padaręs Daudelas. Pyksta dabar Daudelas. Viskas buvo gerai, skirus metimas buvo netaiklus. Antanas Kavaliauskas, antra pražanga ir 3 komandinė. Dentmanas. Dentmanas ir toliau su kamuoliu. 11 sekundžių Žalgirio atakai. Jankūnas prieš jį Jelovacas. Jevtoką prižiūri Kavaliauskas. Dabar nuskubėjo prie Dentmano. Čia kol visi diskutavo, buvo ar nebuvo pražanga prieš Dentmaną. Pripažinsiu, ginčytinas epizodas. Man pasirodė, jog kliudė ranką Kavaliauskas. Ten jau vyko grumtynės kitoje pusėje. Jevtokui pelnyti taškų taip pat nepavyko, nors padėtis buvo gana palanki, o to tarpu Seibutis pelno 2 taškus ir mažina skirtumą iki 8. 73-65. Ilgai nesikeičia rezultatas Klaipėdoje. Gali būti, kad ten gal ir rungtynės jau ir pasibaigė, nors oficialiai mums to dar nerodo kompiuteris. Ir toliau ten 82-79 priekyje Tonybet komanda. Ir tuo tarpu čia reklaminė minutės pertraukėlė. Jankūnas prasižengė 4 kartą, tačiau Žalgiris pirmauja 8 taškų skirtumų. Lieka žaisti 5 minutės 19 sekundžių. Minutės ir 19 sekundžių lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Jau pasibaigė rungtynės Šiauliuose. Šiauliai 97-93 įveikė Juventusą, tačiau jau minėjau, jog šios rungtynės neturėjo įtakos turnyrų lentelėje. Šiauliečiai lieka 6, Juventusas 7. Tiek Šiauliai, tiek Juventusas netrukus sužinos savo varžovus ketvirtfinalyje. Nevėžis išplėšęs pergalę rungtynėse su Pieno žvaigždėmis namie savo varžovą jau žino. Tai štai šiuo metu su kamuoliu esantis Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai.
Nevėžis vis dėlto prasiskynė kelią į ketvirtfinalį. O Klaipėdoje kova vis dėlto tęsiasi, tačiau ten ir toliau pirmauja dar Prienai. 83-81, 2 taškų skirtumų. Sonibet komanda priekį žaisdama su Neptūnu. Dentmano irgi ketvirta. Jankūnas, Dentmanas ir Lipkevičius su Pocimi turi po 4 asmeninės pražangas. Tai gana neįprastas vaizdas. Pripratę dažnai, kad aukštesni krepšininkai dažniau susirenka pražangas. Netaiklus Oreliko metimas, kova dėl kamuolio, ją laimė Jankūnas. Kova dėl atšokusių kamuolių, 27-19. Nesiryžo atakuoti iš toli Pocius. Siūlo savo paslaugos Jankūnas. 10 sekundžių atakai. Dentmanas. Nepavyksta veržtis ir stringa dabar tarp dviejų žaidėjų Dentmanas. Klaida, Orelikas perduoda kamuolį Seibučiui, šis pelno 2 taškus. 73-67, 6 taškai skiria komandas. Žaisti lieka 4 minutės ir 22 sekundės. Seibučio sąskaitoje jau 11 taškų. Pocius. Žalgiriui reikia taškų ir Pocius juos pelno. 16-7, tai tolimi metimai. 16 tolimų metimų 7 pataikė žalgiriečiai. Ne, vis dėlto 2 taškai bus įskaityti. Pasitarė arbitrai, nutarė, kad... Keitimas. Kauno Žalgirio komandoje. Vytenį Lipkevičių keičia ir aikštelės grįžta. Jau atrodo... Taip, dabar 75-67. Taip, vis dėlto tik 2 taškai buvo įskaityti Pociui. Jelovacas gražiai dabar praleido pro save kaip Teodoras pro šalį bėgančius visus Kauno krepšininkus ir pasisukęs pelno 2 taškus iš po krepšio. 6 taškai skiria komandas. Jasikevičius saugo kamuolį ir pražanga Orelikui. Labai norėjo perimti šį kamuolį, atimti šį kamuolį Orelikas ir padarė tai tik su pražanga. Abi komandos yra prasižengusios po 4 kartus. Taigi visos kitos baudos jau bus metamos. Jankūnas prieš Jelovacą. Bandė žaisti vienas. Pražanga Jelovacui. Taip, Jelovacui. Pražanga. 3. Lydeka, Babrauskas ir Bendžius dar yra prasižengę po 3 kartus. Jankūnas pataiko pirmąją baudą. 21 Jankūno taškas šios dienos rungtynėse. Ir plius 8 atkovoti kamuoliai. 22 taškai, 8 atkovoti kamuoliai. Tiesa, su 4 pražangomis jau žaidė Kauno komandos kapitonas. Seibutį pamiršo, kodėl dabar Seibutis nebėgo link krepšio, galbūt todėl, kad žinojo, kad Daudelas mes iš toli. Retas epizodas, Vilniečiai pabandė iš toli, tik 9-asis bandymas, 3 metimai pasiekė tikslą. Skirtumas mažėja vėl iki 5 ir klysta Dentmanas dabar. Pašoko, kažkodėl tai pašoko į viršų, nesugalvojo, ką daryti su kamuoliu, kai jau sugalvojo, arbitru užfiksavo žingsnius. Klaidos buvo mūsų ekranuose. Dentmano keičia Čižauskas. 3 minutės ir 12 sekundžių iki 4 kėlinio pabaigos rungtynėse, kurios labai svarbios Žalgiriui. Tuo tarpu rungtynės Klaipėdoje jau pasibaigė. Ten Neptūnas pralaimėjo 81-83, taigi situacija beveik aiški. Pražanga Pauliui Jankūnui. Ir tai yra 5-oji Pauliaus Jankūno pražanga, jam šios rungtynės baigtos. 22 taškai, 8 atkovoti kamuoliai. Į aikštę grįžta Tadas Klimavičius. Taigi po to, kai jau žinome rezultatą Klaipėdoje, Neptūnas gali nukristi į 4. poziciją, jeigu laimės Žalgiris. Jeigu laimės Lietuvos Rytas, 4 bus Žalgiris, Neptūnas bus 3. Jau į 2 poziciją Neptūnas pakils niekaip negali. Klaipėdiečiai bus tik 3 arba 4. O kaip jau minėjau, jeigu štai šias rungtynes laimi Žalgiris ir Prienai, Žalgiris 2, Prienai 3, Neptūnas bus 4. Vos 3 taškai skiria komandas.
Jasikevičius. Čižauskas. Perdavimas po krepšiu. Čia pelno 2 taškus Robertas Javtokas. Ir pražanga Jelovacui. 4 asmeninė. Ir Robertas Javtokas turi galimybę pelnyti tašką. Jeigu galbūt dar pernai tai skambėtų ironiškai, šiemet ne. Robertas Javtokas yra, jeigu ne taikliausias, tai vienas iš taiklesnių baudos metikų Lietuvos Ryto komandoje. Atsiprašau, Žalgirio komandoje meta bauda 74% taiklumu LKL čempionate. Nepataiko šį kartą baudos. Tačiau komandas jau skiria 5 taškai. 79-74. Javtokos sąskaitoje iš viso 8 taškai. O čia dabar nesuprato Antanas Kavaliauskas, ką jam siūlo Daudelas. Būtų atsidūręs vienas po kauniečių krepšių ir būtų pelnęs greičiausiai 2 lengvus taškus. Čia apie kažką kitką tuo metu galvojo Antanas Kavaliauskas. Ir viso to pasiekmė, dar viena Vilniaus komandos klaida. Dar kartą 2-2, Javtokas. Relikas ne per daug ir stengiasi apsiginti nuo šio Javtoko metimo. 81-74 prasidėjo prieš paskutinę 4 kėlinio minutę. Žalgiris priekyje 7 taškų skirtumų, tačiau šis skirtumas iš karto mažėja iki 5. Renaldas Seibutis. – 13 taškų jo sąskaitoje. Pocius. Javtokas prieš Oreliką. Čižauskas meta, iš toli nepataiko, kova dėl kamulio ir jie laimėjo kovą dėl kamulio Čižauskas, tačiau būtent nuo Čižausko kamuolys atsidūrė už aikštės ribų. Nežinau, kodėl dabar nepatenkinti žiūrovai, tai buvo gana akivaizdu, nebent galima buvo bandyti išvelgti pražangą, tačiau vyko kova dėl kamulio, štai dar kada šis epizodas ir štai čia šiame epizode būtent Vytenis Čižauskas paskutinysis liečia kamuolį. Seibutis, prieš Čižauskas, 5 taškai ir minutė 20 iki kėlinio pabaigos. Jokių būdų dar ne iki rungtynių. Seibutis, jį prižiūri Čižauskas, pabėga nuo Čižauskas, Seibutis, tiesa metimas netaiklus, o su kamuoliu kauniečiai. Klimavičius atkovoja kamuolį, atiduoda į Pociui, Pocius Dentmanui. Ir netrukus prasidės paskutinė kėlinio minutė, jau prasidėjo. 81-76, Žalgiris priekyje, 5 taškų skirtumų. Dentmanas prieš Daudelas. Ilgai žaidžia su kamuoliu, 5 sekundės lieka Kauno komandų atakai, Čižauskas sužingsniuoja. Ir minutės pertraukėlės prašo. Ar neprašo vis dėlto? Ne, tik keitimas. Vytenis Čižauską, atrodo, pyktelėjo dabar Krapikas. Šiek tiek ant Čižausko, nors švelniai dabar tik pabara. Artūras Milaknis grįžta aikštė. Seibutis. 41 sekundė lieka. Seibutis prieš į Pocius lengvai prasiveržė pro Pocių, apie tą kamuolį Bendžiai. Bendžius atakuoti iš toli nesiryžta. Daudelas. Daudelas pabėga nuo varžovų, bus įskaityti taškai ir pražanga. Ir dar atrodo Jasikevičius be reikalo ginčijasi su arbitrais. Atrodo nesportinė pražanga, tai baudžiama Šarūnas Jasikevičius. Štai taip krypsta viskas šiose rungtynėse. Triukšmas čia Kauno Žalgirio arenoje, nepatenkinti žiūrovai, matau, jog lekia ir pašaliniai daiktai jau į tribūną. O tuo tarpu Šarūnas Jasikevičius nevaldo ir toliau savo emocijų. Daudelas pataiko pirmąją baudą. Tenka jau įsikišti ir apsaugai čia Kauno Žalgirio arenoje. Taiklus ir antrasis, tačiau dar tęsia baudos metimus, kadangi nesportinė pražanga buvo nubalsuos Šarūnas Jasikevičius. Timeout.
Ir minutės pertraukėlė. Rezultatas lygus. 81-81. 31 sekundė iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Su kamuoliu bus Vilniaus Lietuvos Rytas. Grįžtame į Kauno Žalgirio areną. Čia tęsiasi drama. Vilniaus Lietuvos Rytas laimėjo atkarpą 5-0 ir išlygino rezultatą. 81-81. Maža to. Vilniečiai po nesportinės Šarūnas Jasikevičius pražangos buvo su kamuoliu ir dabar Zubianas Daudelas išveda Vilniaus Lietuvos Ryto komandą į priekį. Pirmą kartą šiose rungtynėse Vilniečiai įsiveržė į priekį. Liko žaisti 23 ir 40 sekundės. Dabar jau minutės pertraukėlės prašo Vilniaus Lietuvos Ryto komandos vyriausiasis treneris. Ir vėl mes Kauno Žalgirio arenoje 23 ir 40 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Rezultatyviausi šių rungtynių žaidėjai, kas ko gero šiuo metu yra nelabai aktualu. Aktualu yra tai, kad Vilniaus Lietuvos Rytas pirmą kartą šios dienos rungtynėse liko žaisti šiek tiek daugiau nei 20 sekundžių, įsiveržė į priekį 83-81. O dar visai neseniai Žalgiris pirmavo 5 taškų skirtumą 81-76. Taigi faktiškai iki pat rungtynių pabaigos, iki kėlinio pabaigos galėjo laikyti kamuolį kauniečiai. Tiesa, dabar prasižengė Antanas Kavaliauskas, trečioji asmeninė, tačiau jau daugiau nei 4 komandinės pražangas turi surinkę Vilniečiai. Ir prie baudų metimo linijos Robertas Javtokas. Šį kartą nieko nesakysiu apie tai, kaip jis meta baudą šiame sezone. Tai Javtokui nepadėjo. 81-83. Nekartosim to, ką sakiau transliacijos pradžioje, kas bus, jeigu Žalgiris pralaimės. Kol kas nekartosiu. Vieną iš 2 baudos metimų pataiko. 82-83, 22 ir 70 sekundės. Dar vienos minutės pertraukėlės prašo Dainius Adomaitis. Šiek tiek daugiau nei 20, tiksliau beveik 23 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Lietuvos Rytas priekyje 83-82, po to, kai tik vieną iš 2 baudos metimų pataikė Robertas Javtokas. Ir neveltui mums rodomas Šarūnas Jasikevičius. Privirė košės šiandien rungtynių pabaigoje Šarūnas Jasikevičius. Tame epizode, kai prasižengė, nesutikus teisėjų sprendimų ir buvo nubaustas dar nesportinė pražanga. Tačiau grįžtame į tai, kas vyksta aikštėje. Seibutis. Prie iš karto 2 Žalgirio krepšininkai. Kavaliauskas, Seibutis, kol kas be pražangos, stabdo varžovus štai iki šio epizodo. Pocius, 5-oji asmeninė pražanga. Kaip ir Jankūnas, Martynas Pocius priverstas palikti aikštę. 9 taškai jo sąskaitoje. Ir Artūras Milaknis grįžta į aikštę. Tuo tarpu Renaldas Seibutis prie baudų metimo linijos. Šiandien metė 3 baudas, visas 3 pataikė. Iš viso yra surinkęs 13 taškų. Vienas iš Vilniaus Lietuvos Ryto komandos lyderių. Rezultatyviau už Seibutį Daudelas ir Jelovatas. Ir kol kas šiose rungtynėse Jelovatas irgi pelnęs 14 taškų. Seibutis juos susilygino, Daudelas sąskaitoje 18 taškų. Kažkaip nepastebimai tos taškus surinko Daudelas. Tuo tarpu dabar 2 taškais priekyje Rytas ir dar vienas Seibučio bandymas. 84-82. Netaiklus metimas, mažiau nei 15 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Veržiasi Daudelas, meta ir pražanga Seibučiui. Seibutis nesutinka su arbitrų sprendimu. Antroji pražanga, tačiau jis siunčia prie baudų metimo linijos Džasną Dentmoną, kuris baudų metimais gali išlyginti rezultatą. Keitimas Jasikevičių keičia Dimšą. 10,5 sekundės dar lieka iki kėlinio pabaigos. Tačiau pirmiausia reikia Dentmonui pataikyti baudų metimus. Pirmąjį pataiko. 15 taškų jo sąskaitoje baudas. Metė 7, pataikė 6. Pataiko ir antrąją.
O esmė tame, kad Dentmanas metė, būdamas, bent jau imitavo tą metimą, būdamas už 3 taškų zonos. Taigi 3 baudos metimai, tačiau nepataiko trečiojo. Įsaugo kamuolį Dentmanas dabar ir išleidžia kamuolį už galinės linijos. Mes buvom šalia, gana akivaizdai matėm. Taip, Dentmanas išleido kamuolį pas už galinės linijos. Taigi 7 ir 20 sekundės, lygų 84-84. Eibutis, Daudelas. 4 sekundės, Daudelas. Ar kas nors įstabdys, pelno taškus Kavaliauskas, pusę sekundės lieka. 86-84. Blokuojamas metimas ir tai reiškia, jog viskas. Štai jums ir visos sąmokslo teorijos. Kauno Žalgiris pirmavęs vienu metu 17 taškų skirtumų. Pralaimi čia Kaune Vilniaus Lietuvos Rytui rezultatu 84-86. O tai reiškia, jog po reguliaraus sezono kauniečiai lieka 4 vietoje. Ir jeigu šios dvi komandos dar šiame LKL čempionate ir susitiks, tai bus tikrai ne finalas. Geriausiu atveju tai gali atsitikti pusfinalyje. Ir žinomi jau visi varžovai. Ketvirtfinalyje Vilniaus Lietuvos Rytas žais su Nevėžiu. Antrąją vietą reguliariajame sezone užėmęs Tonibet klubas, žais su Juventuso klubu. Trečiąją vietą užėmęs Neptūnas žais su Šiauliais. Žalgiriečiams teks žaisti su Pasvalio Pieno žvaigždėmis. Štai taip baigėsi šios rungtynės. Dar kartą priminsiu, jog rezultatyviausias Kauno komanda buvo Paulius Jankūnas, 22 taškai, 16 pelnė Dentmanas, 11 Jevtokas, 10 Jasikevičius. Daudelo sąskaitoje 18, Eibučio 14, Jelovatas taip pat 14. Tačiau esmė, dar kada pakartosiu, pirmą kartą per pastaruosius 15 metų mes finale nepamatysime dviejų Lietuvoje stipriausiamis vadinamų komandų - Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Ryto. Šios komandos gali susitikti dabar jau tik pusfinalyje. Na, o LRT televizija yra numačiusi jau ir atkrintamųjų varžybų transliacijas. Jeigu nepasikeis planai, nepasikeis situacija, pirmosios rungtynės buvo numatytos gegužės 1 dieną, ketvirtadienį. Mes turėjome rodyti rungtynės, kurios žais 3 ir 6 vietas užėmusios komandos. Tai yra šiuo atveju 3 pozicijoje yra Neptūno krepšininkai, o 6 pozicijoje Šiaulių komanda. Taigi rungtynės iš Klaipėdos, Neptūnas Šiauliai buvo numatytos LRT transliacijoje, taigi jeigu niekas nesikeis, taip ir bus. O čia dar kada pakartosiu, Žalgiris pralaimėjo 84-86, liko reguliariajame sezone 4 ir žais su Pasvalio Pieno žvaigždėmis, su 5 vietą užėmusią komandą. Mes šio vakaro transliaciją jau baigėme, atsisveikinu su jumis iki kitų kartų. Gero vakaro, iki.